Sveiki, bičiuliai. Su jumis vėl Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorikų tinklalaidė. Kurį laiką nesigirdėjom. Čia kaltas turbūt pirmiausia esu aš. Ruduo visada yra kaltas ruduo. Mariau ypač rudenį, jau baigėsi ruduo, bet Lietuvoje su mūsų orais tai... Man tai atrodo dabar pavasaris, aš ištraukiau kėdus atgal ir vis triukytę. Ne, man tas nesibaigiantis lietuviškas lapkritys. Kaltas ruduo čia naktinės personos? Taip. Ja. Tai va, tai naktinės personos... Apie ją šiandien ir pakalbėsim. Apie ją šiandien nekalbėsim. Tai kaltas turbūt aš dėl paprastos priežasties. Tai yra meilė studentams ir paskaitos, ir rūpestis, ir dėmesys, ir darbas tiesioginis, bet plus ir panirau į Sniečkedą. Atrodo, parašai knygą, padedi tašką, o tas taškas virsta daug taškių ir yra pristatymai. Nesiskundžiu, tai yra ir įdomu, ir svarbu, man atrodo, ypač šitam kontekste kultūros protestų ir visko, kas vyksta, važiuoti, kalbėtis ir pasirodyti, nesislėpti autoriui ar istorikui ir atlaikyti tą kritiką, kad, kaip ten man sakė, rašė, kūdikėlis papasakos apie Sniečkų. Dar vienas kūdikėlis papasakos apie Sniečkų. Tai va, tai čia toks dalykas. Knyga ir paskaitos ir visi kiti gyvenimiški darbai, vaikučiai ir šeima. Pirkite ir skaitykite Mariaus knygą. Vaikai ir šeimininkas ir jo dvariškiai. Taip. Tai, o šiandien šiaip mes pasikvietėme Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantę Agnę Suchodolskytę, su kuria norime pakalbėti apie sovietmetį, kas mums šiaip yra įprasta, bet turbūt gana neįprastai. Tokia socialinė tema, bet irgi neįprasta, ne vien apie žmonės, bet apie knygas, apie skaitimą, apie knygas, kas, kur, kada ir ką skaitė sovietmečiu. Ir aš atsimenu, kad iš tėvo, paveldėjau, arba namie buvo ir paskui jau, kaip ir galim sakyti, paveldėjau, nes dabar, man atrodo, grįžo atgal pas tėtį. Tai buvo knygų lentyna, kurioje buvo įvairiaus labai literatūros, tiek ir kažkaip po 90 atsiradusios, bet ir buvo ta drąsiųjų kelių serija, kurią turbūt visi esame matę, ir aš šį bei tą ten paskaitydavau. Nebuvau ypatingai dėmesingas ten, ar man ten, kad labai įdomu būtų, bet kodėl tu nedalyvauji mūsų su Šepečiu pokalbiuose apie Paunius ir Dakotus? Nežinau. Mes galvojam, kad niekas be mūsų neskaitė, bet tai ar tu praleidai šitą drąsiųjų kelių? Dabar galvoju, gal šitą ir prasileidau. Aš nebuvau labai tas įdomus skaitytojas, kad viską skaityčiau. Atsimenu detektyvus kelis ten iš tos serijos, atsimenu tą nuotykinę literatūrą, bet ką aš tikrai niekada nepagalvojau, kad tai gali tapti kažkieno tyrimo objektu. Tai mano pirmas toks gal klausimas labai platus. Gal tai nubrėž šiek tiek pokalbiui tokią eigą ar gaires. Tai kodėl reikia tyrinėti skaitimą ir knygas, skaitimą iš esmės ir skaityklas, skaitimo vietas sovietmečių ir ką tai gali pasakyti apie visuomenę? Tai pirmiausia, sveiki, labai malonu, kad pakvietėt, pagaliau sužinojau, kur tyli istorikai, tai ačiū. Ir šiaip visai žavu, netgi sakyčiau, kad Marius parašė knygą ir mes čia pakalbėsime apie tą skaitimą, apie tas visas knygas ir pažiūrėsim truputį, kaip sovietmečiu vyko tas skaitimas ir tas knygų netgi ir gavimas. Tai kodėl reikia tirti, tai norėčiau pasakyti, kad nereikia tirti skaitimą sovietmečiu, nes tai yra, aišku, juokais, bet labai labai sudėtingas objektas, daugialypis ir savyje talpinantis begalės aspektų. Tai yra reikia ieškoti rakto, kaip tirti tą skaitimą sovietmečiu ir kodėl aš pasirinkau tirti skaitimą ir kaip aš jį tirsiu, tai pirmiausia dėl to, kad sovietmečiu labai daug yra kalbama apie sovietmetį, labai daug kalbama per rašytojo prizmę, labai daug yra kalbama per būtent tą cenzūrą, ideologiją, kontrolę. Ir šioje vietoje atrodo tarsi atsiranda toks savotiškas vakumas, kad rašytojas parašo knygą ir jinai automatiškai jau cirkuliuoja visuomeniai. Jinai yra greičiausiai skaitoma, bet nėra keliamas klausimas, kaip skaitytoją pasiekia būtent ta knyga. Ir čia tokių klausimų vedina, kaip, kodėl, iš kur tos knygos atsiranda pas skaitytojus, tai man atrodo būtent rasti tą skaitytojo raktą ir yra svarbu, kad, nežinau, gal geriau suprastum ir tą rašytą ir visą tą literatūros lauką, nes irgi atskleidžia šiokias tokias dalis. Ir kitas svarbus aspektas, manau, yra tas, kad
suprasti, kad mes dabar tą skaitimą suprantam ganėtinai tokį individualų ir intimų procesą, kai tu atsisėdi savo namie, skaitai tą knygą, tekstą, pats jį supranti savaip interpretuoji, o kalbant apie sovietmečią atsiranda ganėtinai svarbus dėmuo, tai yra ta politika ir ideologija, kuri kišasi tą individualų skaitytojo santykį su knyga ir ne tik per tą rašytojo prizmę, kad kokie tekstai ir koks tas turinys knygoje turi būti, bet yra siekiama ir kontroliuoti, kokias knygas žmonės pasiema, kaip jie skaito, kaip supranta tuos tekstus ir panašiai. Tai vat būtent šitas dvi tokios tarsi ir prizmės, man atrodo, yra svarbios ir svarbu suprasti, kaip tos knygos cirkuliavo būtent toje sovietinėje visuomenėje, o ką galima pamatyti, tai ką bent jau aš dabar esu pamačius, tai kad tai yra be galo įvairu ir tas visas ideologinis uždangalas, galima sakyti, tas siekis, kad visi viską skaitytų ir pamatymas iš apačios, kad visi yra labai individualūs ir yra individualūs poreikiai skaityti knygas, kokias knygas skaityti ir tas visas persidengimas labai įvairus ir daugialypis. Aš irgi gal tada čia nemažai taip paminėjai tų svarbių dalykų, taip nupiešiai tarsi iš vienos pusės jau tą mūsų būsimą pokalbio lauką, bet aš tada dar irgi tokį labai platų, bet galbūt tam tikrą prasme tikslinantį klausimą užduočiau, tai kaip ar tas sovietmečio žmonių, jau čia turbūt reikia kalbėti apie žmonės, gal daugiausiai santykis su knygomis, su tekstais. Ar jis yra kažkuo ypatingas ir kuo jisai pasižymi? Man, pavyzdžiui, atrodo, kad mūsyse, kaip sakė prezidentas, yra tas labai toks, sakyčiau, dvasingas santykis su knyga. Kaip labai nepopuliaru ir nemadinga yra pasakyti, kad knyga yra daiktas šiaip jau. Tai, kad tai yra daiktas, kuris gyvena savo gyvenimą, kartais atgyvena savo gyvenimą ir kartais jo net reikia atsikratyti. Kai knyga suplyšta ir yra suskaityta arba kai tu jos nebeskaitai. Bet vis tiek dažnai kyla tokios, negalima, nedrįskite, šiukštu, ne, ir aš nežinau, už ko tai kyla. Aš suprantu, kad ten čia nebūtinai iš sovietmečio, kad ten seniau labai knyga buvo labai brangus dalykas, sovietmečius turbūt labai atpinga, bet nežinau, kiek prieinamus tam. Tai žodžiu, gal nustosiu jau pats mąstyti ir Agne, tai kuo pasižymi tas santykis tom knygom. Tai čia aš turbūt norėčiau, pradėti nuo tokio dalyko kaip valstybinis skaitytojas. Tai būtent sovietmečiu yra suformuojamas ir bandoma formuoti tokį valstybinio skaitytojo vaizdinį. Tai yra apibrėžti, ką, kaip ir kur gali skaityti žmogus ir per tą apibrėžimą ir susiformuoja tas būtent santykis su knyga, kokią knygą ir kur gali skaityti, tai šioje vietoje tas būtent valstybinis skaitytojas ir pradedamas formuoti pasirinkta tokia institucija sukurta, tai nesukurta, bet tiesiog pasirinktas bibliotekos kaip tokios erdvės, kuriuose geriausia ir galima gauti tą skaitytojo ir knygos santykį pagauti ir tada atsiranda trečias dėmuo bibliotekininkas tame santykyje. Ir būtent čionai ir galėčiau sakyti, kad yra formuojama ta tokia, knygos sakralumas, gal net ir savotiškas, kad ta knyga turi būti paimta, perskaitoma ir čionai jau yra turi bibliotekininkas diskutuoti su skaitytoju apie tą knygą ir panašiai. Ir apie tą būtent knygos, saugojimą ir padėjimą į biblioteką ir bandymą pamatyti, net ją ir gražiai aplenkti, kažkaip išsaugoti. Tai čia šitas dalykas labiau atsiranda sovietmečio būtent 70-ame dešimtmetyje, kai yra suaktyvinama kampanija apie asmeninių bibliotekų saugojimą ir kaupimą ir tenai jau yra aktyviai kalbama, kad
nusiperkate knygą, ją apsirašote, turite turėti sąsiuvinukus, kuriame nurodyta ten autorius, pavadinimas ir tiesiog turėti tokią asmeninę biblioteką, bet biblioteką ta prasme, kurią mes matome ir instituciškai biblioteką. Tai čia vat yra toks bandymas ir namuose padaryti biblioteką tokią, kokią mes dabar suprantame kaip biblioteką. Ta prasme, kad net tik tos knygos, kurios patinka, bet tos knygos, kurios reikia, kad turėtų kiekvienas. Čia taip šiandien. Taip. Tai vat su tom knygom, kurias reikia padaryti, kad turėtų kiekvienas, tai čia irgi labai įdomus klausimas, nes atrodo, bet jeigu aš nenoriu, kodėl aš turiu pirkti tą knygą, tai čia pasirodo tokie labai įdomus atvejai, tai tarkim, knygų pats pardavimas sovietmečiu vyko ne tik knygynuose, ką mes taip paprastai ganėtinai suprantame, tai jos buvo parduodamos visur. Tai yra maisto prekių parduotuvėse, krautuvėlėse, taip pat vaistinėse, tose pačiose bibliotekose bandoma buvo prakišti, kad būtų pardavinėjamos knygos. Ir esu aptikus ne vieną atveju, kur tu ateini nusipirkti miltų. Tam buvo toks atvejis, kad nori nusipirkti 5 kg miltų ir tau sako, nusipirk knygą ir aš tau parduosiu daugiau, jeigu tu nori. Tai tokiais atvejais yra bandoma įvykdyti tą tokį planą parduoti knygą ir tokiais būdais savotiškais tos knygos ir atsidurdavo tose asmeninėse bibliotekose. Tai skamba truputį primena tai, kaip kuo dabar virsta dabartiniai knygynai. Tai yra, kad vis mažiau knygynai, o daugiau kavinės, parduotuvės ir kur tam tikro tinklo knygynuose jau mažiau knygų gali surasti negu visokio chlamo. Bet čia aš kaip suprantu, tai buvo toks bandymas, instrukcijos, bet turbūt, o kaip žmonių recepcija į šitą, kokia reakcija? Ir kas tai per knygos? Ar tai Lenino raštus, kad visi turėtų, ar Marcinkevičiaus pušį? Tai čia yra, gerai, vieno atsakymą tai neturiu, bet pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad jeigu kalbant apie bibliotekas, tai jos buvo masiškai įsteigtos. Lietuvos teritorijoje buvo virš 4000 bibliotekų. Tai čia yra tikrai labai daug, apima visą teritoriją. Su knygynais, tai 80-ais Lietuvoje buvo truputį virš 200 knygynų. Tai reiškia, tų specifinių vietų, kur tu gali įsigyti knygų, yra nedaug. Tačiau jas reikia pardavinėti. Kaip jas pardavinėti? Tai yra eiti į kitas erdves, kurias galima pardavinėti, buvo pasirinktos parduotuvės. Su parduotuvėmis ir tuo pardavinėjimu tiesiog krautuvėse tas knygas buvo tikrai labai sudėtinga ir ten labai daug ir įdomių tokių dilemų kyla dėl to, kad jų tiesiog pardavinėti nenori, nes tai yra deficitas, trūksta tiesiog elementariausių maisto prekių ir patenkinti tą poreikį ir tau dar atneša knygų, kad pardavinėk tu tas knygas. Tai tom pardavėjom ten tas knygos buvo paskutiniai vietoj ir jas tiesiog grąžindavo į bazes neparduotas. Tada buvo finansinės paskatos, tai eidavai pardavinėk, mes tau primokėsim pinigėlio, tai čia iš to turbūt ir kyla tas bandymas prie miltų įdėti tą knygą. Ir kokios knygos, tai šiaip visai įdomu, kad iš pradžių tai buvo tuos Lenino raštus ir tą politinę propagandą, bet kadangi buvo tiesiog masiškai grąžinamos tos knygos atgal į bazes, neparduotos, buvo berods 70-mečio antroji pusėje leista parduotuvėse pardavinėti grožinę literatūrą. Tai buvo svarbu tiesiog, kad būtų parduotos tos knygos. Tai čia jau matoma ne tik tuos Lenino raštus, bet ir grožinę literatūrą ir greičiausiai, kad kaimo parduotuvėliai tu galėjai rasti, nežinau, Drąsiųjų kelių serijos knygą, nežinau, ten kokio kaimo parduotuviai didesnė tikimybė, kad tu ten rasi, negu, nežinau, Vilniaus centriniam knygyne. Nes ten tiesiog bus ištremt. Nuimsi dešrą, nuimsi miltų maišą ir gausi. Ir gausi Drąsiuosius kelius. Ja. Man dabar tokias mintis atėjo kažkaip, niekada apie tai nesusimaščiau, bet šitas vajus, kaip jisai dera su... Mariau, kodėl tu nebeperki knygų dabar?
Aš nebeperku knygų, iš kur tu žinai, kad aš nebeperku? Aš nežinau, aš spėju. Aš tai iš tikrųjų, jeigu nuoširdžiai nebeperku, nes aš neturiu kur dėti. Tai va čia yra, tai linko aš krypstu, atsižvelgiant į tai, kaip tas sovietmečio masinė būtų statyba, kur žmonėms reikia gyventi, tai erdvės tam paskaičiuota, nebeatsimenu, kiek tų kvadratinių metrų ten, kad užtenka žmogui, bet tai nėra 9, man atrodo, irgi. Paskui gal daugiau. Tai vat įdomiai dera vat šitas dėmuo, kur tu turi tos savo nedidelius, kur ten, labai jie ten, aišku, niekas nesako, kad jie nedideli, jie sako, kad jie yra labai dideli, labai faini ir labai gerai aprūpinti ir labai gerai įlyčiaus lemputė, juos išviesia tuose butukuose ir dar iš tavęs yra reikalaujama dar juos mažintis. Užkraut knygom, lentynom ir kažkaip niekada nesusimašiau apie šitą tokią sąsają. Bet kai tu kalbėjai apie tą valstybinį priverstinį skaitytoją, man 3 kartus prieš akis iškyla visos diskusijos dėl lietuvių literatūros skaitymo programų, ką reikia skaityti, ko nereikia skaityti. Tai ten buvo labai aiškiai pasakyta, ką reikia skaityti, net ir tai, kas yra. Čia yra šiaip labai paradoksalu ir įdomu ta, kad tai jūs jau rašytojai pasakot, ką reikia parašyti. Tai atrodo, kad tai viskas turėtų būti skaitoma, bet ne, vis tiek bandė, dar tiksliau pasakyta, ką reikia skaityti ir čia yra toks, nežinau, paradoksas. Gerai, mes čia irgi dažna bėda, kalbant apie sovietmetį, tai yra tas laiko koordinatės, kad yra sovietmetis kaip visuma, apie jį dažnai kalbama, bet vis dėlto sovietmetis labai skiriasi laiks nuo laiko, tai gal šokime mes kaip šaunieji zuikučiai į sovietmečio pradžią, į pokarį, turbūt čia reikėtų gal kalbėti daugiausiai ne apie pirmąjį sovietmetį, tai yra ta pokarinė stalinistinė situacija, tai yra tai, ką Edvardas Gudavičius pavadino baimės epocha, yra trėmimai, yra partizanai, yra urbanizacija, yra visa kita, bet yra ir knygos ir vietos, kuriuose tos knygos buvo, yra dalis knygų, kurios yra nepageidaujamos. Tai yra tarpukarinė įvairi literatūra, politinė, religinė literatūra. Tai kas ištinka visą šitą tarpukario Lietuvos knygų, bibliotekų lauką? Tai labai liūdna situacija. Tai pirmiausia, truputį kalbant apie tarpukarį, tai svarbu paminėti, kad tarpukario buvo tik pradėtas teikti toks dalykas kaip viešosios bibliotekos, tai jų buvo nedaug ir tas toks skaitimo laukas ir erdvė tarpukariu buvo daugiau susitelkus tokiose privačiose vietose, tai yra vienuolynai, bažnyčios, dvarai ir draugijų bibliotekos ir panašiai. Ir tas viešoji biblioteka kaip institucija tarpukariu tik pradeda kurtis ir jos tinklas yra tikrai labai nedidelis, tik centruose bazuojantis miestų centruose. Ir šioje vietoje, kai 40 metais okupuojama Lietuva, tai būtent visos dvarų bibliotekos, viskas yra nacionalizuojama ir uždaroma. Bandoma spėti tą vajų, nes, kaip žinoma, labai trumpas laikas ir tai yra pradedama daryti ir 45 metais tęsiama, tai didžioji dalis tų knygų yra tiesiog izoliuojamos nuo skaitytojų, tai yra surenkamos ir saugomos kažkokiuose sandėliuose, tai veikia pirmiausia Glavlitas kaip institucija, kuri tai prižiūri ir tos knygos yra izoliuojamos ir dalis jų yra tiesiog naikinama, tikrąja to žodžio prasme, tai yra vežamas į makulatūros popieriaus perdirbimo fabrikus, o kas yra nesunaikinama, tai yra tiesiog paskui 45 metais perkeliami įsteigtus spec fondus. Tai nežinau, pati ta visa struktūra ir pavyzdžiui, su dvarų bibliotekomis yra labai įdomu dėl to, kad tenai buvo saugoma labai daug tos senosios literatūros, tai visa tai tiesiog buvo perkeliama į muziejus, tas pačias bibliotekas, didžiasias bibliotekas, bet tenai jau saugoma tose retų knygų skyriuose.
tai, kad buvo nesunaikinta, bet ten irgi labai, čia nėra mano tyrimų sfera, dėl to, kad tenai tikrai veikia ir buvo įkuriamos ir institucijos būtent tų knygų saugojimui, bet tai čia toks ir saugojimas, tos visos kolekcijos blaškomos, perkeliamos, bet nuo visuomenės yra izoliuojamos. Bet jeigu fiziškai mėgintų, jeigu taip pat, sakykime, kur, tarkim, buvo tarpukario kažkokios bibliotekos ir kur jos, jeigu mėgintumėm ieškoti jų kaip, nežinau, kaip visumos, kur dar šiandien jas galėtumėm pačiupinėti, tai jos turbūt didžioji dalis, kur jos atsiduria. Ta prasme, dabar jau reikėtų ieškoti turbūt Mažvydo Respublikinėje bibliotekoje. VU netgi galėtume atrasti muziejuose, tam pavyzdžiui, kraštotyros to regiono. Tai Mokslo akademijos, Vrublevskių nacionaliniai tai Vilniuje, bet kadangi sovietmečiu tai Kaune jinai veikia, tai dar tenai veikusioje ir viskas berods. Tai tose didžiosiose. Kas yra knygų rūmai? Tai atsiranda toks daiktas kaip knygų rūmai, Antanas Ulpis jiem vadovavo, aš dabar žinau, kad jį ten yra noras kažkaip tai pagerbti ir įamžinti šiemet, bet man atrodo, už pagalbą žydams holokausto metu. Taip, ir dėl išsaugojimo būtent tos visos judaikos ir tų kolekcijų, tai knygų rūmai yra institucija, kuri buvo prototipas perkeltas iš sovietinės Rusijos, tai nėra, tai tiesiog yra institucija jau principas sukurtas ir tiesiog čionai įsteigtas Vilniuje. Jisai buvo įsteigtas 45 metais, tai ganėtinai iškart po antrosios okupacijos. Ir čia yra tokia labai sunku paaiškinti dėl to, kad jinai talpina savyje labai daug funkcijų, bet pirmiausia, tai yra kaip savotiškas archyvas. Tai jame buvo siekiama saugoti visą lituanistiką. Tai toks, kad tai va čia ir yra visų tų bandymų surinkti išblaškytus fondus, tai tą darė knygų rūmai, tai jie važinėjo būtent po tuos dar dvarus, kurie buvo nacionalizuoti, rinkosi tas knygas ir jas vežėsi į tuos knygų rūmus. Jie veikia prie Švento Jurgio, kur bažnyčia yra, tenai buvęs vienuolynas ir kunigų seminarijos. Ten veikia ilgai, dabar gal neįsikraustė. Knygų rūmai dabar išsikraustė, yra bet dar prieš kokius 4 metus tikrai buvo. Čia net Vilniečiai, man atrodo, ne visi žino, nes ta bažnyčia taip gražiai pasislėpusi yra ten tarp, nežinau, tarp vyriausybės ir Gedimino 9, taip užėjus ten. Dabar matau karts nuo karto bažnytinio paveldo muziejus ekskursijas organizuoja. Tai jeigu pamatysit kur nors, tai tikrai irgi rekomenduoju, labai įdomu pamatyti iš vidaus ir tą vienuolyną. Esu apsilankęs jau pas Larą Lempeltinę konsultacijos ir tiesiog jie dalį jau išgabeno. Tas buvo labai keistas, kai ten tokie koridoriai, tokie, senoviniai, vienuolynas vis dėlto labai labai daug knygų ir tokia tamsinių atmosfera, man toks apokaliptinis vaizdas. Taip, dabar visą tą knygų rūmų turinį perkelia į nacionalinę biblioteką, tai mes saugom, o čia ir yra tas visas Antano Ulpio kaip asmens, kuris irgi dar tikrai turėtų būti tyrinėjamas. Vis tarpukariu su kompartija buvo susijęs ir toks, nežinau, ar jis nesu įsigilinęs, taip, ar jis buvo pats partijos narys, ar tik kairysis, kuris ten su jais sąsajų turėjo, bet jo atsiradimas turbūt irgi neatsitiktinis. Visur jam tas Sniečkus. Reikia ieškoti ir pats fonduose galima surasti. Bet ką aš dar norėjau pasakyti, kad tai ir buvo vykdomos tos tokios ekspedicijos, būtent ieškoti ir tarkim, kodėl visa ta judaika atsidūrė knygų rūmuose, tai kadangi buvo uždarytas, tas žydų muziejus steigtas, tai tenai viskas persikėlė ir jie tenai ganėtinai netaip atvirai saugojo tą judaiką, nes turbūt buvo greičiausiai bijoma, kad gal bus negalima ar kažkas tokio, kad reikės sunaikinti, tai jinai buvo tiesiog ten viduje slapstoma. Tai gerai, aš galvoju apie tai truputį vėliau klausti, bet kadangi jau čia paminėjom kelis kartus, tie garsieji, tylieji, žinomi, nežinomi spec fondai. Kas tai per daiktas? Tai bibliotekų skyriai. Čia kaip paaiškintas pats fondas, tai labai paprastai sakant,
tai 6 jau mūsų beveik visose išvardintose bibliotekose, tai valstybiniai respublikiniai, kaip tuo metu vadinta, universiteto, akademijos, partijos instituto bibliotekoje ir dar tikrai knygų rūmuose tose pačiose buvo, tai skyriai, kuriuose buvo saugoma ta režimui netinkama literatūra. Dabar bus klausimas, kas yra režimui netinkama literatūra? Kas yra režimui netinkama literatūra? Lenino raštai ar... Lenino raštai. Ankstyvieji Markso raštai. Tai tenai buvo saugoma būtent tas tarpukario leistos knygos ir visa periodika. Tada buvo knygos, kurios yra leidžiamos vakaruose ir režimui jau automatiškai yra ideologiškai netinkamos, tai viskas, kas išleista vakaruose nuo 45 metų, aišku, ir prieš 45 metus, bet jie taip labai aiškiai patys pažymi, kad nuo 45 metų. Kaip tie leidiniai ten atsidurdavo būtent iš vakarų, tai tiksliai pasakyti negaliu, bet kaip suprantu, tai tiesiog būdavo konfiskuojami iš siuntų, Glavlitas, cenzoriai turbūt konfiskuodavo ir perduodavo būtent į tuos pats fondus, nes jie gaudavo juos tiesiog ryšuliuose, išsipakuodavo ir susidėdavo savo į lentynas. Ir dar viena grupė literatūros, kuri yra netinkama režimui, tai yra būtent tų asmenų, kurie tampa netinkami režimui. Tai yra visi disidentai. Lietuvos atveju tai Tomas Venclova, Aušra Sluckaitė ir Saulius Tomas Konradas, kurie pasitraukė į vakarus ir jų literatūra jau iš principo tampa netinkama režimui ir jie turi būti išbraukti iš literatūros lauko, tai čianai tos visas knygos ir atsiranda spec fonduose, tai tarkim, jeigu Tomo Venclovos knygos buvo ir kaimo bibliotekose visur, nes tiesiog toks paplitimas tos literatūros, tai tos bibliotekos gauna raštus, kad turi būti tos knygos tiesiog išimamos iš fondų ir naikinamos. O būtent pats fondas atsiduria jau tų bibliotekų saugotos knygos. Tai tu nori pasakyti, kad J.K. Rowling yra iš tiesų sovietologė ir uždrausta į skyrių Hario Poterio visatos yra nusižiūrėjo nuo lietuviškų, turbūt, aš manau, nuo lietuviškų spec fondų. Norėjau klausti, tas spec fondas irgi turbūt kaip knygų rūmai perkeltas. Perkeltas, toks principas perimtas ir jisai turėjo būti jau perimtas 40-ais, bet nespėta, tai 45-ais. O apie J.K. Rowling ir Harry Potterį tai šiaip tikrai mažai skirtumų. Aš rašiau, tiesiog gal vienintelis galėtų būti, kad tenai su neregimuoju apsiaustu galėjai patekti, čianai sunkiai gautųsi, nes plombuojama buvo. Tai nepraeisi. Pala. O tai norit pasakyti, kad vienuolynuose tai nebuvo. Aš Umberto Eko labai senai skaičiau, bet ten nebuvo irgi panašiai, kad negalima jam buvo ar tos knygos paimti, ar tas knygos. Mes sovietologai. Mes Harry Potterį geriau žinom. Mes nežinom tų vienuolynų. Harry Potteris the Sovietologist. Okay. Tai gerai, tai kaip čia, fiziškai tos knygos yra uždaromos. Tai kas tada gali pradaryti tas užplombuotas duris? Kaip į juos patekti? Tai kaip ir Harry Potteris, specialų žmonės, tai turėjai gauti leidimą iš institucijos. O kas yra institucija šiuo atveju? Kas yra institucija? Tai gerai. Iš kitos pusės žiūrim, tai galėjo daugiausiai vaikščiais pats fondus tyrėjai, tai mokslininkai, dėstytojai, taip pat ir studentai, vykdydami tyriamąjį darbą. Tai jeigu tu esi, nežinau, tas pats istorijos fakulteto dėstytojas, nes tarp kitko mūsų dalis dėstytojų tikrai ten lankėsi, tas pats Bumblauskas, Butkus yra apsilankęs pats fonduose, tai jie turėdavo gauti berods dekano arba rektoriaus leidimą, kuriame būdavo nurodomas priežastis, kodėl tau reikia eiti į pats fondą. Tema turbūt. Tema, taip. Ir tada su tuo raštu tu eini, jie apsvarsto ir tada tau leidžia naudotis. Iškart galiu atsakyti, kad nepavyko rasti, kas buvo nepraleistas į spec fondus. O yra sąrašai, ką imdavo? Taip, yra, ir čia yra labai įdomu. Ja, čia yra viena iš mano tyrimo dalių, nes
Čia yra toks sudėtingas dalykas, dėl to, kad aš darau tokį frikišką dalyką, tai yra skaitytojų tos knygos, kur, nežinau, dabar yra atėjęs ir rankraštyną, tu gauni pasirašyti vardas pavardė ir ką tu skaitai, tai šitas knygas turėjau, nes pats fondas tokiu pačiu principu tau išduoda ir tu turi pasirašai. Antanai, turim antraštę laidai. Kas spec fonde skaitė Bumblauskas? Šiaip žiūrėjau, bet dabar tiksliai neatsiminsiu, bet taip yra viskas parašyta, kas ir ką skaitė ir čia yra įdomu, kad daugiausia skaito tarpukarį ir daugiausia yra tarpukario ta visa periodika ir tenai ieškoma tos visos informacijos, taip pat yra ta, nežinau, labai populiari ta Bostono enciklopedija leista Amerikoje. Taip. Tai vat, čia yra tas populiariausias ir daugiausiai besikartojantis leidiniai. Šiaip man keli dalykai. Vienas tai apie tą temą. Tai stengdavosi sugalvoti kuo platesnę temą. Jeigu geri santykiai su dekanu ar su kažkuo, ar su to, kas ten pasirašinėja, arba tas, kas nežino tavo temos, tai stengdavosi šiek tiek plačiau apibrėžti, nes tada tikimybė, kad tu gausi daugiau kažko, nes jeigu labai siaura tema, tai žiūrėk, čia ne pagal tavo temą mes tau neduosim. Tai, o kitas dalykas yra apie, gal tu Antanai atsimeni ir gali papasakot gerbėmiem klausytojam apie savo senelio vizitą į... Tai va, čia mano klausimas irgi, nes, žinai, kai dabar nupasakoji tą tokį teorinį modelį, kaip viskas turėjo veikti. Bet realiai, tai kaip aš suprantu, tai nelabai kas ten, įvairių būtų atveju, nes, kad jau Marius užsiminė, tai mano senelis, kai jisai pogrindžiavo, tuo metu dar gal nepogrindžiavo labai, bet čia aš nebeatsimenu, kuriuo metu tai vyko 70-metį ar jau 8, nes jeigu 7, tai jis tada galėjo kaip VU studentas kažkaip ten įsirauti, bet žodžiu, jisai pateko turbūt į VU spec fondą ir jam davė kaip tik pasiprašė Bostono enciklopedijos. Ir Bostono enciklopedijoje buvo skelbtas Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai. Visi. Tekstas. Tai jis negana to, kad jisai gavo, negana to, kad jam leido išsirašyti juos, tai jam dar ir leido išsinešti knygą namo ir paskui parnešti, kaip sakoma, ant garbės žodžio. Tai kaip, ar čia yra toks izoliuotas atvejis, pavienis atvejis, ar visa sistema čia tokia traškėjo, suravo? Atsakant, tai man atrodo, tau reikėtų tyrimą atlikti. Tautų, reiškia, sąrašų, nustatytą žmogų, kuris įleido, ir šiaip jam šalia Terlecko lentos reiktų ir jam lentą, nes tam tikra prasme viskas su Molotovo-Ribbentropo paktu ir paskui Laisvės lygos ir Terlecko veikla, yra taip. Iš čia. Tai čia labai įdomus, būtent šitas Terlecko atvejis, tai yra išskirtinis, ta prasme, kad jis yra žinomas. Kitu atveju aš pati nesu nei aptikus, nei kažkaip kitaip užfiksavus. Dar vienas atvejis buvo su Antanu Jonynu berods, jau nacionalinės bibliotekos spec fonde, tai jam irgi buvo leista išsinešti, bet čia jau buvo irgi man... Ir Jonyno statusą turėjo... Taip. Tai jam buvo irgi leista išsinešti, bet paskui viskas buvo užrukta, buvo sužinota ir ten labai didelė drama dėl to buvo, kad būtent jam leista išsinešti, tada ten vyko vidinis tyrimas ir panašiai. O su Terlecko atveju tai čia yra įdomu tai, kad čia labai priklauso nuo darbuotojo. Ir būtent Vilniaus universitetas spec fonde dirbusi darbuotoja, jinai Terlecko atveju būtent šitas įvyko, man atrodo, 70-ais arba 71-ais ir 76 metais buvo vykdomas tokia tarsi ir akcija prieš tą darbuotoją. Tai bibliotekos direktorius parašo rektoriui labai platų raštą, nurodydamas visas jos daromus nusižengimus, kad spec fonde netvarka, knygos yra išmėtytos, spec fondo duris yra neuždaromas, bet kas gali įeiti. Ir taip pat yra Terleckas neminimas, bet minima, kad yra atvejai, kai asmenys, kurie neturi tenai patekti, patenkas, nėra paminėta, kad išsinešama literatūra, bet greičiausiai irgi. Ir ta darbuotoja buvo priverstinai atleista iš spec fondo pareigų tos skyriaus vedėjos. Čia VU, ne? Taip, VU. Ir tu žinai jos pavardę, vardą? Jo. Ne, aš čia... Atminties diplomas. Atminties diplomas, būtent. Bet jinai buvo susijusi su...
irgi turi tą komunistinį tokį šleifuką ir jinai buvo... Tada Sniečkaus diplomas. Tai vat, jinai buvo Sniečkaus žmonos ten santykyje tokiam artimam, tai dėl to aš manau, kad galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl biški užtruko ją taip pašalinti iš tų pareigų. Ir 76 jau po Sniečkaus mirties, na, aišku, Burdunaitė dar įtaką išsaugojo, nu, bet čia... Tai vat, būtent ir 76 ir buvo, kad jie atleido, o vat su kitais specfondais, nu, ten buvo tikrai labai priklauso nuo darbuotojų ir ten buvo, nu, griežtesnės tos sąlygos, darbuotojai labai prisijėmė tą tokį, nežinau, prižiūrėtojo vaidmenį. O jeigu plačiau tada žiūrint, ne specfondų statistikas, skaitytojų sąrašus ir ką jie ima, ar įmanoma pasakyti, ką tas sovietinis skaitytojas, to meto gyventojas daugiausiai skaitė, ėmė iš bibliotekos, nes čia skaitė, dar gal pakalbėsim, ar skaitė. Tai čia yra labai įdomu dėl to, kad sovietmečio apskritai visas tas statistika, žymėjimas, skaičiavimas yra, nežinau, sistemos vienas iš pagrindinių variklių, turbūt galima sakyti taip. Ir stabdžių tuo pačiu metu. Taip, bet bibliotekos jie nežymėjo konkrečių knygų, ką skaitė, buvo tiesiog žymima grupėmis. Tai čia yra irgi įdomus paradoksas, kad labai buvo siekiama prastumti ir kuo daugiau užduoti tos ideologinės literatūros ir būtent skatinti ją skaityti. Ir čia atsiduria tas bibliotekininkas tokia situacija, kad ją išduoda, bet jeigu jos skaičiai šiek tiek sumažėja, turi pasiaiškinti, kodėl jos išduoda mažiau. Čia prasideda visokie sirgau, atostogavau, ten negalėjau ir panašiai. Nebuvo jubiliejaus Lenino tais metais. Jeigu ir nebuvo, vis tiek turėjo viskas kilti į viršų, tai ir čia atsiranda tas dvilypumas, kad visi tai nori grožinės literatūros ir vat būtent, nors mes nežinom tos tikrosios statistikos, kokias jie tas grožinės knygas skaita, bent jau iš bibliotekų, nes paskui jau yra, kai vykdomi tie tyrimai ir konkrečiai yra apklausiami žmonės, tai taip tam pasirodo tie konkretus autoriai ir kūriniai, bet bibliotekų atveju tiesiog žinome, kad buvo siekiama prastumti, galima sakyti, tą ideologinę literatūrą, bet skaitytojai labai norėjo grožinės ir būtent ta grožinė literatūra buvo jos didžiausias poreikis ir jau po to bibliotekininkai pažymi, kad labai trūksta drąsiųjų kelių, horizontų serijos, nuotykių literatūros, knygų buities tematika, ten visokiam mezgėjoms, siuvėjoms ir panašiai. Tai čia yra tos va tokios knygos, kurių norėjo ir kurių reikėjo skaitytojams, bet jie buvo ne prioritetas būtent bibliotekų tam politikoje ir išdavimuose. Tu minėjai, kad tas tarpukarių tinklas bibliotekų buvo labai silpnas, tik tai be pradedantis kurti su viešųjų, o sovietmečiu yra visiškai priešingybė, jisai labai greitai tiesiog pasklinda. Bet ar galima matyti, kad kažkaip žmonėms reikėjo priprasti prie tokio reiškinio, kad atsiranda biblioteka pas juos kaime, kad tai duoda tau, kaip čia, naudą kažkokią? Tai apskritai žiūrint, tai bibliotekų pristatė, bet tau pastato kažkokį, nežinau, pastatėlį su knygom, bet tiesiog nesi įpratęs eiti skaityti ir tau čia yra tiesiog kažkoks naujas darinys, tai aišku, kad, man atrodo natūralu, kad nieks ten labai jas nevaikščioja. Ir čia pasimato būtent tų kaimo bibliotekų savotiškas mobilumas, dėl to, kad bibliotekininkas yra išginamas iš savo darbo vietos ir jisai turi eiti pas skaitytoją. Kaip knygnešys. Buvo ir knygnešiai. Tai vat būtent bibliotekininkas ir tada yra pajungiami tie visi vadinamieji kaimo aktyvistai, komjaunuoliai, mokiniai, kurie irgi turi nešti knygas skaitytojams, net neskaitytojams, tiesiog kaimo gyventojams ir juos paversti skaitytojais. Ir čia yra toks, nežinau, dalykas, bandyti suprasti, ar tas knygos buvo skaitomas. Greičiausiai ne, tau tiesiog jas atneša, paduoda ir tu jas pasaugai iki kito ateimo ir kad jas pasims ir pakeis. Tai toks vat vaikščiojimas prie namų ir nešiojimas knygų labai ilgai veikė ir buvo populiarus ir netgi berods 78 metais Ukmergėj buvo padarytas
tyrimas, sovietinis tyrimas, kad 25% žmonių nevaikšto į bibliotekas, jam yra atnešamos knygos būtent į namus. Tai toks, nežinau, bandymas prisijaukinti skaitytoją, bet turbūt sunkiai. Man atrodo, tos izbos čitalinės, kaip jis vadindavo, namas skaitykla, tai čia dar atskiro dėmesio vertas objektas, kaip sovietizacijos vienas iš įrankių metodų. Klausimas, kiek efektyvus. Bet man įstrigo iš Monikos Oluzaitės, visos istorijos, partizanės Monikos Oluzaitės, šiaip jau papasakota Liudviko Simučio, kuris kovo 11 akto signataras, bet tuo metu ten kažkaip tose pačiose regionuose sklaidėsi, tai jis pas jį namus atėjo partizanai kartu su Monika ir Monika nuėjo prie knygų lentynos, mėgdavo skaityti, pradėjo vartytas knygas, įsitraukė Lenino raštų tomelį ir sako, Simutis rašo ir taip susirūpinusiu veidu žiūri. Maždaug aš čia per partizanų rėmėjas ir jo šeima, kurie Lenino raštus turi, atsidaro ten, iškrito partizaniškos spaudos. Tai jis sakė, rašė, kad geriausia vieta buvo slėpti, nes ta prasme, kad neįmanė ir čekistai, jeigu kratą daro, tai neįmanė. Dėl to, kad ten kažkaip gal labai, nežinau, kaip tas gali veikti, manau, kad iš dviejų pusių, arba kad labai pagarbu negalima čia maždaug liesti, arba kad čia ten tai jau tikrai neslėps. Tai čia toks ir tas skaitimas. Iš kažkur pas jos atsirado ta knyga, bet vargu buvo, kad jie ten skaitė. Taip, ir būtent tame ir yra tų bibliotekų, knygnešių, nes ten tikrai ta visa sistema buvo sukurta masinė, buvo siekiama, kad nuo skaitytojas iki bibliotekos neturėtų nueiti daugiau negu kilometrą. Tai čia, nežinau, pagal Lietuvos tą visą, dar tuo metu, kai buvo steigiamas bibliotekos, tik vienkiemiai veikia ir panašiai, ir ta viskas išsibarstė, tai atrodo toks, nežinau, bandymas tas knygas, nežinau, kažkokiais būdais bent jau atnešti tam skaitytojui, bet kaip tai veikia, tai tiesiog buvo įvykdoma statistika, buvo iškelti tikslai, kad 59 metais kiekviena šeima būtų skaitytoja, tai perskaitytų, tiesiog būtų skaitytoja bibliotekos, paskui kiekvienas žmogus, tai toks bandymas padaryti tą skaitymą visiškai masinį. Čia su ta slėptuve, aš neatsimenu, man atrodo, jau gal esu pasakojęs šitą istoriją, tai trumpiau papasakosiu, bet žodžiu, kad mirė vienas mokslininkas, gyveno vienišai ir atsirado galimybė jo, tiesiog niekas nenori perimti knygų ir, žodžiu, kolegoms siūlo gal kažkam, ko reikia. Ir ten daugiausia sovietinė biblioteka ir manęs paklausė, gal man kažko reikia. Ir man tuo metu reikėjo, aš norėjau turėti nuosavą šitą Stalino redaguotą VKPB partijos trumpąjį kursą istorijos. Ir rado, man parnešė ir čia yra jau kokie 2018-2019 metai, euras, viskas ir taip toliau. Ir aš atsiverčiu tą knygą, vartau ir žiūriu, kad kažkaip keistai sulipus. Tada atverčiu galą, o ten išskaptuota pusė puslapio ir ten yra slėptuvė padaryta, kurioje aš ten neatsimenu 3000 litų, kokių radau, kurios paskui grąžinau to mokslininko įamžinimui pasirūpinti. Tai čia irgi tas partizaniška slėptuvė. Kur saugiausia, tai pas Staliną niekas nežiūrės. O kitas dalykas, tai aišku, mes čia daug ironizuojam. Ir negaila. Išpjaustyti negaila. Bet ta knyga beje buvo suskaityta ir subraukyta visa. Tai tuo metu iš pradžių turbūt... Čia dėl akių. Dėl akių. Taip, teisingai. Arba, per Kunsargių ieškojo citatų, kur reikia būtinai pacituoti. Ja. Bet mes čia daug ironizuojam šito sovietmečio atžvilgio. Aš čia, aišku, pagrindinis kaltininkas, man gyvenime sunku neironizuoti. Bet vis dėlto šitoje vietoje tai tam tikrą prasme buvo prasmė, gal tik tais ne tokiu mastu ir ne taip tą daryti, bet tas vis tiek Lietuva į pokarį eina kaip labai jau agrarinė visuomenė, vis dar agrarinė visuomenė, tarpukario 80% žmonių gyvena kaimuose. Pagal tą 23 metų surašymą, man atrodo, raštingų žmonių yra 30% ir dar 20% yra pusiau raštingi, kas aš nelabai žinau, ką reiškia, turbūt, kad tu moki savo vardą ir vardą parašyti ir pasirašyti dokumentus, žodžiu, už save. Tai šitą tarpukaris neblogai sprendė, nes įvestas tas pradinis mokymas
skaitomas privalomas, bet tai vis tik tai yra jauniems žmonėms. Ir pokariu, ten skaitant aš tos kolektyvizacijos dokumentus, aš dažnai matau, kad yra ne parašas, o 3 kryžiukai tiesiog padėti užberašti. Tai tas, kad čia toks, jau, sakyčiau, ta prieiga gal jau kiek nusibodusi, bet vis tiek tai yra kryptis link modernizacijos, yra tas žmonės kultūrinę misiją nešti, sukurti modernę visuomenę, išsilavinusią visuomenę, tik aišku, su sovietmečiu kaip su visais dalykais būna, kad iš didelio rašto išeinama į kaimo biblioteko kraštą. O kaip įmanoma tada nustatyti, einant link pabaigos ir bandant nuo to, kad pasiema knygas ar neša knygas, skaito knygas, kaip įmanoma ištirti skaitymą knygų? Nes, turbūt daug tau tas klausimas turbūt iškyla, ką aš čia matau tose šaltiniuose ir aš galiu pasakyti, kad čia ta visuomenė būtent tą skaito, kas yra leidžiama, kas yra įmama iš bibliotekų ir kas yra atnešama į namus. Tai kaip ir pradėjau, taip ir noriu pabaigsim to, kad skaitymą tyrinėti neįmanoma. Tai yra labai sunku ir tikrai aš nežinau, ką aš tyrinėjau, tai aš netyrinėjau skaitimo kaip tokio proceso, dėl to, kad tai, sakau, padaryti yra bandymų ir tai yra bandymai, tarkim, tirti redakcijų laiškus, kaip skaitytojai būtent reflektuoja ir ką jie rašo apie tuos tekstus ir panašiai, bet tai irgi tuos laiškus rašo tik specifinės grupės žmonių ir tikrai ne kiekvienas skaitytojas parašo, tai irgi tu tiri, bet tu tiri tik labai siaurą grupę žmonių. Tai tas skaitimas kaip procesas, tirti sovietmečiu, nežinau, net ar yra įmanomas, bent jau aš tai nesugalvoju, kaip, nes tuos ir pabraukimus knygos ir panašiai, tai, jie dabar labai sunkiai, turėtum turėti labai tokią įšaldytą žmogaus biblioteką su jo dienoraščiais ir visa kita ta šalutinė medžiaga apie jį, kad kažkaip bandytum, bet irgi žinos tik vieno žmogaus tą skaitimą ir tą santykį su tuo skaitimu. Tai dėl to bent jau aš bandau kažkokiais kitais būdais, tai būtent per tą knygų gavimo procesą, kaip yra gaunamas ir kas bando kokias knygas gauti, tai čia yra tas visas ir neformalumas, ryšiai, tas pats blatas veikiantis, tai būtent per tą knygos kaip fizinio objekto gavimą ir būtent čia yra atsispindita ir politika, kad kokią knygą siūlo gauti, tai yra kokią knygą tau įkiša bibliotekininkas ir kokios knygos tu iš tikro nori. Tai yra ganėtinai aiškiai matosi tose jau, nežinau, bibliotekų patikrinimo aktuose, pačių bibliotekų dokumentuose ir, aišku, ego dokumentuose, tose pačiose dienoraščiuose. Tu matai, kaip žmogus apsilanko bibliotekoje, kad jam bibliotekininkai pasiūlo knygą, po to jis aprašo, kad nepatiko man ta pasiūlyta knyga. Tai tą tokį santykį kažkiek ir pavyksta pamatyti, bet to tikro skaitimo, tai nežinau, aš nesugalvoju, gal jūs sugalvosit kaip tirt. Aš čia iš tiesų šitoje vietoje, Agniai, manau, kad kai pradėjai tyrimą, turbūt buvo tokia ambicija, kad tau pavyks ir tenka dabar susiskliausti kažkiek, bet nepavydžiu šitą prasme, bet aš susidūriau su to pačiu dalyku, aš skaičiau paskaitą ir noriu, niekaip neprisėdu, bet noriu parašyti straipsnį apie savo senelio skaitimo įpročius, nes yra išlikusių tų knygų, ta biblioteka ne kaip nedaloma visuma kažkokia, bet vis tiek kažkas yra tada jo dienoraščiai, yra kiti dalykai, kur tu gali kažkokį paveikslą, jisai kadangi buvo tas labai aktyvusis skaitytojas su pabraukimais, šauktukais, klaustukais ir daug skaitė, tai kažką gali pamatyti, bet pradėjau ieškoti, kažko, kas mane įkvėptų, ta prasme, parodytų prieigą kažkokią dar kažką ir labai teko irgi nusivilti, kad tą per institucijas kažką per kitus dalykus. Bandėjai žiūrėti, keistai, bet man atrodo apie Stalino biblioteką yra ir Stalino. Tai kai Londone buvom konferencijų, tai viena iš knygų, kurią nusipirkau. Nes aš ją mačiau, pradėjau vartytis, bet, žinai, tuo metu neaktualu ir kol kas neaktualu, tai padėjau į tą, kad reikia perskaityti, bet čia, aišku, turbūt bus po 100 metų. Bet tu esi pirmas žmogus, kuris pasiūlė Terlecko skaitimo įpročius per Stalino biblioteką tyrinėti. Aš norėjau atsiprašyti dėl šito prieš tą pradėdamas, bet tiesiog... Bet aš gal dar pačiai pabaigai, kadangi vis tiek reikia prie tos ironijos grįžti,
kalbėjom tą, kaip šita visuomenė reaguoja į tą tinklą, kad jai reikia tam prisitaikyti, kad ji nepratusi ir taip toliau, bet ar matosi iš šaltinių, kaip vis dėlto žmogus, kai jau į jo rankas patenka knyga, bibliotekos knyga turbūt čia labiausiai, kad nebūtų savas daiktas, nuosavas daiktas, o toks kažkieno arba atneštas, įkištas, arba jau paties pasimtas. Kaip jis elgėsi? Ar matosi šaltinių, kuo skundžiasi bibliotekos iš skaitytojų pusės? Kuo skundžiasi bibliotekos, tai tu čia turbūt tą visą knygų niokojimą, negrąžinimą ir panašiai. Tai čia yra įdomu, ta prasme, kad tuo skundžiasi miestų bibliotekos. Tai nežinau, ar čia galima dar, turbūt nedrįščiau sakyti, kad čia miestietiškos kultūrinimų, kad tų knygų labai daug išvogiama iš tų fondų, ta prasme, kad tiesiog pasiema ir jos kažkur tiesiog dingsta, bet yra bandoma susigrąžinti iš skaitytojų, jiems skambinama, netgi darbovietės buvo skundžiama, kad jūsų darbuotojas negrąžina knygos, kažką darykit su tuo. Tai toks buvo, bet su kaimo bibliotekom tai nežinau, arba buvo, bet jie nesiskundė tuo ir tiesiog susigyveno kaip su, nežinau, kasdienybės dalimi, arba tiesiog buvo kitų problemų, nes kaimuose tai jie daugiausia skųsdavosi dėl inventoriaus trūkumo ir kuro trūkumo, kad neturi kuo čia žiemą pasikurti ir kad neturi kėdžių, kas yra keista bibliotekoje, kad nėra kėdžių, bet sovietinė realybė. Tai buvo tas toks galima net ir pamatyti, sakyčiau, tą skirtumą tarp miesto ir kaimo ir kad bibliotekos turėjo truputį kitokias problemas. Ne, tai kaime, kai kolūkį dirbi, tai kur tu ten kolchozė, atsiprašau, tai kur tu, kada tu ten skaitysi? Tai, pas tave ateidavo bibliotekininkai laukus ir paskaitydavo. Tai praktikuodavo tą antikinį skaitimą balsu. O beje, pas jūs mokykloje būdavo tas dar, kai pasiimat knygą iš kokios bibliotekos, nemokyklinės, ir vėluojat grąžinti, ir tada prasideda paieškos, ir tada galų gale ateina lietuvių kalbos mokytoja ir... Ne. Aš nežinau kodėl, bet pas mus tai buvo, kad jeigu kažkas labai užvėluodavo, tai tada... Turime iš bet kokios kitos bibliotekos, ne iš mokyklos? Jo, ne iš mokyklos, kad kažkokiu būdu, aš nežinau, kodėl negalima gal tiesiog žmonės ignoruodavo raginimus patys grąžinti, tai tada kreipdavosi į mokyklas ir per mokyklas spausdavo. Logiškai. Ne, aš kažkaip nes esu pavėlavęs porą kartų, bet gal ne taip stipriai, kad ten jau tą ieškotų. Mokytojais, nežinau, gėdinimą, biškį gėda turėtų būti, ne? Aš atsimenu tą, kad kai gaudom vadovėlius, jos ten į aplankus reikėdavo dėti kaip didelę vertybę. Tas man tada, kai rašiau tekstą apie 90-osius, man šitas vaizdinys kažkaip atrodė į tą skurdą. Aš aišku suprantu, kad tai yra ir vertybė, tam tikrą prasme, kad aišku negali ten neikvoti, dabar mums ir aplinkosauginiai dalykai turi rūpėti, ne tik, kad čia mes galime ar negalime nusipirkti, bet buvo ir tokia, truputis ir to, kad tiesiog tai buvo, trūko visiems labai ir tie kai kurie nudrošti tie vadovėliai ir kai kurios tiesiog labai liepdavo saugoti ir jeigu ten apspurusi grąžindavai, tai ir vilnių gaudavo. Tas vienkartinis aplanko blemba yra turbūt vienas... Tai jis dar net aplinkos saugos prasme, tai dar baisiau. Šiaip jau jis, aišku, ilgam turbūt... Buvau pamiršęs, bet čia turbūt vienas iš tų tyliųjų daiktų, kurių neprisimeni iš mokyklos, bet čia tai visiškas simbolis. Turėtų būti. Atsimenu, kad mano vienas klasiokas labai mėgdavo, žinai, su nagu braukti ir tada gaudavosi toks grublėtumas ir pas jį visi jie būdavo tokie grublėti. Bet tai dar į tapetus. Nežinau, čia gal iš sovietmečio irgi perėmės, kad į tapetus lenkdavo tas knygas, tai irgi geras, bet, toks nesuvokiamas, nežinau, aš mokykloje nemačiau, bet tikrai esu girdėjęs, kad mažesnėse mokyklose taip darydavo. Ir su tais aplankais, tai, dabar biškai kaip bibliotekininkė pakalbėsiu, bet buvo įdomu pamatyti, nes buvau Romai nacionaliniai bibliotekai, tai jie tenai knygas dar dabar lenkia pačioj bibliotekoj. Ir tiesiog ne visos knygos, bet didelė dalis knygų tiesiog yra tais mūsų vadovėlio aplankais sulenktas tiesiog, kad išsaugotų ir tą ilgaamžiškumą ir nusidėvėjimą apsaugotų. Galima pasinaudojus tarnybinę padėtį kaip bibliotekininkės iš nacionalinės bibliotekos, ko mes beje nepaminėjom pradžioje, aš atsiprašau, kad nepaminėjau, kad tu dirbi nacionalinėje bibliotekoje.
kas yra, ar čia nėra tie patys knygų rūmų kažkoks likutis, tas nacionalinis dokumentų archyvas, kur būna vienas egzempliorius ir jo tau neduoda, nes jis yra archyve ir tu jo negausi. Tai kam tada archyvas, jeigu iš jo... Gausi. Bet reikia ne per katalogą, reikia tada kažkam eiti prašyti. Į fondą. Retų knygų ir rankraščių skyrių. Suprantu, reikia prašymą kažkokį rašyti. Ne, tiesiog ateiti skaityklą, užsipildyti ir tau atneš. Vis tiek prašymą rašyti. Bet čia, taip, užsakymo lapelį, bet taip. Tai čia yra, čia yra visiškai šis pats iš knygų rūmų perimtas tas toks saugojimo dalykas, tai dabar tai yra saugoma nacionaliniai bibliotekai, susiekiu tiesiog išsaugoti tas knygas, ir tai yra šiaip kitur, kur yra tie nacionaliniai tokie archyvai leidinių, tai net nėra išduodami leidiniai, siekiant, kad nežinau, jie niekaip nedingtų ir būtų... Tai kam tada reikalingas daiktas? Istorijai, nežinau. Tai kam istorija, jeigu nieks jos negali perskaityti, pačiupinėti, patyrinėti, tai... Čia toks, man labai keistas, o gerai, pavyzdžiui, toj pačioje Italijos minėjai bibliotekoje ir kitose yra, ar ne? Irgi yra, čia yra pasaulinis dalykas, siekiant vieną tą egzempliorių išsaugoti ir saugoti. Šiaip labai logiška, viską aš tą suprantu, tik tai, kad, žinai, kaip, pavyzdžiui, saugo, tikrai naujas knygas, kurias įdeda į tą archyvą, tai galvoju, kokio velnio, aš suprantu, ten po kažkiek laiko, po 30 metų, 20 metų. Bet tada po 30 metų tau sunku surasti, gali būti jau ta... Ne, tai iš savęs paima, tu turi 2 egzempliorius, kurios išduoda, aišku, jie gali susidėvėti, tai čia atskira problema. Bet jeigu, pavyzdžiui, knyga, Kristinos Sabaliauskaitės romanai, kur, nežinau, 70 000, tai kam to reikia? Tai tenai dar yra net ne tai, kad tos vienos knygos, pavyzdžiui, Sabaliauskaitės Silva Rerum, bet ir tiražai. Tai vat, pavyzdžiui, kiekvieno dar atskiro. Taip. Čia tyrimams, aišku, kokia nors ateities. Saugo. Ir tu jos gali pasiimti, tu gali juos skaityti, tiesiog, kad yra uždėtas saugiklis, kad tom knygom nieko neatsitiktų. Tiesiog tu ateisi į skaityklą, tau ją atneš, tai ją paskaitysi. Žodžiu, uždės tau chalatą, pirštinės, ten skafandrą, žinai, kad tu ten neprikvepuotum, nepriseilėtum. Beje, o kaip yra, buvo Italijoje, kaip yra su pirštinėm? Ne, kas? Gerai, dabar bibliotekininkas Agnas Valandėlė. Taip, nes aš noriu, kad šitas klausimas būtų keliamas, nes man atsibodo. Taip. Nereikia pirštinių. Nieks nenaudoja pirštinių ir... Tai argi nėra, kad jos labiau gadina, jos būtų lėtesnės. Taip, ir tu tada gali dėvint pirštinės, tu gali nepajausti to popieriaus, kurį tu imi ir tuo labiau sugadinti tą knygą, tai... Tiesiog turi būti rankas jos tobulos. Taip, švarios rankos, viskas, to užtenka. Lietuvos centrinės valstybės archyve. Tenka pas jūs lankytis. Labai prašau. Tos pirštinės, į kurias rankos netelpa, jų ir nereikia. Ir, palengvinkite. Ir aš jau parsinešęs namo, nebeturiu jų uždėti. Nes vis pamirštu parsinešti iš namų ir vėl įmūnų. Tikrosios istorikų problemos. Taip, nes aš pas Agnę ir jos kolegę buvau studentų savo nuvedęs pernai, tai davė pačiupinėti 16 ar 17 amžiaus knygų, be jokių pirštinių, be nieko. Tai jau mūsų tas tarpukarinis popierius, ar net ir tas sovietinis popierius, mūsų pirštukus gali atlaikyti. Čia vienintelis dalykas, kur atsimenu, kažkas pasakojo, kad, bet čia tikrai ne archyve yra, bet kartais dedasi dėl to, kad neužsikrėstum, nepersineštum, bet čia, gali, jeigu labai senas knygas kažkokioj specifiniai terpiai gal, bet, Šiaip tai negali, dėl to, kad visos knygos yra, kuo tu galėtum apskrėsti nebent pelėsiais, tai tau tos pirštinės nieko nepadės, tau reikėtų respiratorius, bet tos knygos, kurios yra saugomos bibliotekose, tai yra, nežinau, panaikinti tie pelėsiai dėl to, kad apskrėstų kitos knygos. Čia kur kažkokiuose archyvose, ten, kur kažkokiuose specifinės laboratorijų dar iš kažkur galbūt va tada. Nes tam buvo tokia skandalas su 19 amžiaus knygos, kurių viršeliai. Kažkuria knygos dalis buvo dažoma kenksmingais dažais, kurie turėjo arseno berot. Tai va tokias knygas, bet vis tiek tai yra per įkvėpimą daugiau. Bet, nebent paliesi, po to save liesi, tai tokiu būdu. Bet iš esmės tai aš už tai, kad knygas galima būtų ir rankraščius be pirštinių vartyti. Kindlas ar knyga?
O ne, čia per daug sudėtingas klausimas. Knyga, aš bibliotekininkė, negaliu kitaip sakyti. Gerai. Tai 2/3 apie sovietmetį, 3 apie gyvenimą. Normaliai mes šiandien. Tai gyvenimas įdomesnis negu tas sovietmetis. Kiek galima, Dieve mano, kas apie Sniečkų rašo? Gerai. Taip, bičiuliai, aš dabar matau, yra 14 valandų lygiai. Jeigu aš susikaupsiu ir man vaikai leis, tai aš šiandien paleisiu tą podcastą. O kodėl aš tą sakau, kad jeigu dar šiandien paleisiu, tai aš rytoj važiuosiu į Kudirkos naumestį. Ir jeigu netyčia jūs būsite Kudirkos naumestį rytoj, tai yra šeštadienį, 6 dieną gruodžio, tai ateikit. Bus knygos pristatymas gerbiamo Vinco Kudirkaus muziejuje. Ir jeigu paleis podcastą šiandien, arba jeigu ne šiandien, tai rytoj poryt ar už poryt, tai yra dar laiko iki gegužės 9-12 valandos ateiti į... Gruodžio 9. Oi, gegužės. Taip, tai profesinė liga, tai diagnostika. Taip, gruodžio 9 ateiti prie Seimo pareikšti, ginti LRT. Taip. Labai svarbu, aš irgi visus raginu. Ir labai svarbu, kad ne tik prie Seimo, bet ir nacionalinės bibliotekos, tai po mitingo būtinai, jeigu nesat buvę, apsilankykit ir nežinau. Ir galėsite čiupinėti knygas, bet ieškokite Agnės. Taip, aš po mitingo tikrai būsiu, leisiu pačiupinėti knygas. Gerai. Gerai, mielieji, ačiū už dėmesį, iki susiklausimo. Iki. Iki.